Saugokitės sukčių. Labai dažnai į telefono žinutes ateina pranešimai apie tai, kad Lietuvos paštas siunčia žinutę, informuoja, kad sustabdė jūsų siuntinio pristatymą, nes nėra adreso, prašo jį patikslinti. Todėl būtina ignoruoti tokias žinutes, į jas neatsakyti. Atsakius arba atidarius nuorodą galite prarasti savo pinigus. Kitas sukčiavimo būdas gali būti pranešimas apie tai, kad jūsų siuntinys atkeliavo į sandėlį ir jis negali būti pristatytas dėl adreso informacijos. Prašymas patvirtinti adresą nuorodoje. Taip pat yra pasirašoma Lietuvos pašto komandos vardu. Patarimas: tokias žinutes šalinti.